Labas rytas, mėlieji. Sveiki visi. Aušta naujas rytas, nauja diena, pirmadienis. Laiką jau persisukom iš žiemos. Tai pradedam tuo pačiu laiku 5:15, bet realiai tai jau švinta. Kągi šiandien mes turim? O šiandien aš gavau kokių čia metų? 20 metų triašį Mersiuką ir double deckerį. 44 tonos. Tai važiuoju linguodamas kaip laive ir judu po biškį link savo deliverio taško. Tai va, pažiūrėsim, kas čia manęs laukia šią dieną. Aišku, turėsiu grįžti pasiimti greičiausiai antrą dar reisą, nes čia kelias valandas truksiu ir aš šitą reikalą sutvarkysiu. Taip kad va taip va. Kągi, man sėkmės, bičiuliai, o jums gero žiūrėjimo. Aš minu per pedalą į priekį. Važiuoju dabar lik M25, tada važiuosiu iki MA12, na ir tenai link Romfordo jau į miestą. Vienoj vietoje yra tenai remontai, tai nežinau, sakė, turi mane praleisti. Tai matysim. Aukštis priekabas beveik 5 metrai, taip kad su tiltais reikia šiandieną atsargiai. Na va, koks gražus aušta rytas. Ryte buvo 11 laipsnių šilumos, nors šiandien jau spalio 27. Tai diena, tikiuosi, diena bus graži. O kaip tiltukai dabar mane nuteikia gerom emocijom. Nu, į kalniuką sunkiai lipa jau. Tai va, ką aš jums galiu pasakyti. Va toks va monstras pas mane. Šiandien 5 metrai beveik. Ratukai mažiukai. Viskas gerai. Ok. Čia va priekaba baigėsi aukštis ir dar gabalas į viršų. Na ir va, tai čia jau grindys yra nuleistos. Tai ten po grindim dar apie pusę metro kažkur yra. Baigiu išsikrauti, dar va biškutis. Tokie vartai atsidaro. Čia va balnas jau yra. Tai išsitraukiu tuos ir šiukšlės krausios. Nu, ir double deckas. Nu ką, kilsim į viršų. Žalia lemputė užsidegė. Tak, tie pirštai užsilenkia. Šitie pirštai turi užsilenkti irgi. Gerai. Dabar pasikelsim suspensioną. Čia va 2 pirštais. Keliamės į viršų. Priekabos pakaba. Eina savo. Nu ką aš jums galiu pasakyti. Einam durų užsidaryti, na.
Pasikrovėm per du aukštus ir užsidarinėjom dabar. Šneriuką galim įkišti, dėl viso pikto, dėl įdomumo. Jeigu būna, viso. Nu, vienu žodžiu, išsikroviu 77, pasikroviu 71, tai dabar reikės grįžti į šiukšlyną, išsikrauti 71 ir pasikrauti tuščių dar kažkiek. Tai. Nu, tuščius krausiu tik vieną aukštą, aišku. Nes išsikroviau du aukštus ir pasikrausiu dabar išsikroviau du aukštus ir pasikroviau abu du aukštus. Dar bandžiau kažką sakyti, davai kraunam vieną aukštą. Ne, turiu daug šiukšlių. Nu, vienu žodžiu, nepavyko man suderinti klausimą. Kaip mama eini per raudoną negerai mokinį jaunimą. Tai va. Kai darydavau su paprasta priekaba, tai ką čia, va, kiemais ir išvažiuoju tą bazę, dabar jau yra reikalų. Jau dabar važiuosiu tiesiai į 12 ir nevažiuosiu į tos remontus, nes ten bus bajerė, nepareis man bauda, klausimas. Kiemais grįžti negaliu, nes ten porą tiltų yra žemų, nu vienas tai tikrai, žemiau nei 5 metrai. Tai grįžtų šiauriniu rateliu, grįžtų, vienu žodžiu, ją 12, 4-6, ten 4-6, ją 13 ir į bazę. Nu ką, pirmas aukštas tuščias, važiuosim į apačią su antru. No se me sale solito la cabeza que me hace. Pirštai užsisuko. Nu va, pradėjo leistis antras aukštas žemyn. Iš karto raudoną lemputę važiau užsidegė. Vietoj žalios turim raudoną. Važiuojam žemyn. Ese solito. DJ Majestic. Ese solito. Na va ir viskas. O dabar ką mums reikia? Dabar mums reikia įsileisti oro biškį. Labai jau aukštai čia yra. Įsileisim priekabos orą ir eisim krautis antrą šitą aukštą balkoninį. Pilnai išsikroviau. Nu ir kaip jums atrodo, čia neblogą vakarėlį galima būtų padaryti tokį. Čia didžėjų pasodintumėm. Ten burbulą viršui pakabintumėm su šviesom. Nu ir galėtumėm pavaryti. Neblogą vakarėlį. Tai va, išsikroviau. Einu dabar krautis tuščių. Tenai stovi.
Vakarėlis. Kalėdinis. Ese sonido.